Labas vakaras. Eteryje darbą pradeda Dzūkijos televizijos žinios, o dabar trumpas šios dienos žinių anonsas. Šiandien žiniuose. Meras susitiko su pirmojo Alytaus bendruomenė. Savivaldybių problemos panašios, tai ir gatvės ir šaligatviai, ir asfaltavimas, ir eismo saugumas, ir santykiai tarp kaimynų. Nuteistieji savo rankomis pagamino 6 metrų aukščio kryžių. Esu uolus katalikas, kaip ir dar čia dauguma nuteistųjų, tai tokį pašaukimą jautim ir patiems gražiau ir smagiau ir užtat prisidėjo. Alytaus savivaldybėje kalėdinių amatų asorti. Alytaus RKL GUT-LT komanda patyrė pirmąjį pralaimėjimą. Pirmojo Alytaus bendruomenė vakar sulaukė išskirtinio dėmesio iš miesto vadovų. Piliakalnio progimnazijoje vyko susitikimas su gyventojais, kurie išgirdo apie nuveiktus darbus jų teritorijoje, o taip pat galėjo užduoti ir rūpimus klausimus. Alytaus miesto vadovai tęsdami susitikimų su bendruomenėmis ciklą vakar lankėsi Piliakalnio progimnazijoje, kurį diskusiją apie nuveiktus darbus kvietė pirmojo Alytaus gyventojus. Taigi, šiandieną turime garbius svečius mūsų progimnazijoje. Jie atėjo dėl jūsų, dėl pirmo Alytaus bendruomenės gyventojų. Ir tiesiog linkiu šios mokyklos vadovė, linkiu jums gerą vakarą, gražaus, rasti sprendimus į jūsų klausimus. Ir kad tie klausimai linkiu jums, kad būtų lengvi ir sprendžiami. Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė, kad gyventojai priėmė savivaldybės kvietimą ir atvyko į susitikimą. Įvairių bendravimo formų gali būti. Tai ir susirašinėjimas, ir informacija, ir įvairias žiniasklaidos priemonės, bet vis tik manau, kad pati efektyviausia ir pats geriausias bendravimo būdas tai yra tiesioginis, susitikus akis į akį, bendraujant, kalbant, tuo pačiu galima ir užduoti klausimus, gauti atsakymus, atkreipti dėmesį kažkokias problemas, kurios galbūt dar nežinomos savivaldybei. Pasak miesto vadovo, problemos yra panašios ne tik mikrorajonuose, bet ir kitose savivaldybėse. Savivaldybių problemos panašios, tai ir gatvės ir šaligatviai, ir asfaltavimas, ir eismo saugumas, ir santykiai tarp kaimynų, ir ilgalaikės problemos, kurias labai sunku spręsti, nes galbūt įstatymai nepalankus. Renginio metu, kaip ir ankstesniuose susitikimuose, gyventojams pristatyti ir nuveikti bei planuojami atlikti darbai. Ir šiandieną mes norime su jumis pasikalbėti, tiesiog papasakoti, ką per šiuos metus mums pavyko padaryti tiek mieste, tiek ir jūsų bendruomenės teritorijoje, ką darome, kokia yra tolimesnė perspektyva. Iš tikrųjų, darbų padaryta daug, Alytus gražus, visi pasidžiaugia atvažiavę, daug naujų šaligatvių, pati vasarą visai važinėjau dviračių, yra kur važiuoti. Tai ačiū miesto valdžiai ir merui. Žinoma, kaip daug ką padaro, tai norisi iš valdžios spausti dar daugiau. Sekantys susitikimai su gyventojais numatyti gruodžio 14, 20 ir 21 dienomis. Viktorija Ražukaitė, Marius Šagunevičius, Edgaras Burneika, Dzūkijos televizija.